Labas. Ką tavo oda sako šiandien? Kaip ji jaučiasi? Ką ji išgyvena? Ar žinai, kaip jai padėti? Ar žinai, kaip ją nuraminti? Ateinu pasidalinti su tavimi 5 patarimais odos priežiūrai ir kaip reaguoti ir ką daryti su savo oda, kaip padėti jai, kai tu matai ją išsausėjusią, suburkusią, paraudusią, stresuojančią, išgyvenančią, o tuo pačiu išgyveni ir tu. Labas, esu Jurgita, malonu, kad jungiatės. Ateinu pasidaryti su tavimi veido odos rutiną ir tuo pačiu pasidalinti apie 5 priežiūros žingsnius ir duoti vieną tipsą, kas yra labai svarbu, ką aš pati darau gale savo rutinos ir išeinant į lauką, kada yra oro temperatūros permainos, būtinai uždėti odai paltuką. Be paltuko aš niekada neinu ir apie kokį paltuką aš kalbu pasidalinsiu gale. Sveikos, kas jungiatės, kiek jūsų daug: Janina, Danutė, Inga, Irma, Zita, Bronytė, Gabrielė. Na tai kol darysiuosi rutiną, iš karto jums dalinuosi. Dabar ypatingai šildymas, šaltis, vėjai, tai atšyla, tai šala, oda momentaliai į tai reaguoja. Todėl labai svarbu turėti odos priežiūroje būtent rutiną, ne tik tai, kad padrėkinti, nuprausti vandeniu, bet tuo pačiu prausti prausikliu, tonizuoti tai, ką aš padariau, ir padrėkinti. Drėkinti ne tik tai ryte, bet drėkinti ir vakare su kremo, kuris atstatinėtų, kuris maitintų, kuris puoselėtų jūsų odą ir užfiksuotų odoje tai, ko trūksta. Tai 3 žingsniai baziniai, pagrindiniai. Ryte, vakare prausi, tonizuoji ir drėkini. Ką aš šiandieną padariau? Aš iš karto pajutau atsikėlus, nevaikščiojau, nebuvau išėjus pastaruoju metu į lauką, bet kas yra svarbu, šveitiklis. Šveisk savo odą į savaitę kartą būtinai. Jeigu tu turi mišrią riebę odą ir jinai yra dehidratuota, jinai paraudusi, išraudusi, jinai pleiskanota yra, būtinai nušveisk ir žiūrėk, kad tavo šveitimo abrazyvas būtų, jeigu jinai jautri oda, tai niekuomet nenaudok stipraus abrazyvo, stipresnio šveitiklio, rinkis šveitiklį, kuris lengvai pašveis, tuo pačiu galbūt ir padrėkins ir tuomet tu turėsi visiškai kitą rezultatą. Ką aš dar padariau? Aš naudojau serumą. Vitamino C serumas aš jau pradėjau naudoti nuo spalio mėnesio, greičiausiai rugsėjas turbūt buvo. Labai svarbu odai papildoma drėgmė, papildomas sustiprinimas, subalansavimas. Tai vitamino C serumą įsivesti tu jau gali ir dabar, jeigu to dar nepadarei. Ir ką duoda vitaminas C? Pirmiausia, jis aktyvina kolageno gamybą, jisai šviesina, jisai stiprina, jisai maitina, užfiksuoja, jeigu tu turi kapiliarus, jeigu tu turi paraudimus, jeigu tau norisi palyginti papilkėjusią savo odą atstatyti. Vadinasi, įsivesk į savo odos priežiūrą vitamino C serumą, produktą su vitaminu C. Tai mano vitaminas C iš karto duoda efektą, jisai duoda tokį švytėjimą, visada švytėjimą, ir aš jį naudoju vitamino C, kadangi formulė tokia, kad būtinai tik tai
dienos metu, tai vitaminas C jau pas mane. Ką aš darau toliau? Paakių priežiūra. Dažnai pamirštam mes tą savo paakių priežiūrą ir sakom, užtepsim savo kremą, kuris dieninį ar ten naktinį ir man užteks. Na tai nepamirškime ir to, dėl ko yra paakių zonai skirta priežiūra, todėl kad paakių kremas turi daugiau drėgmės, jisai yra anti-aging, mūsų paakių zona yra 10 kartų plonesnė nei kūno oda, todėl tiek paakių zoną, tiek lūpytes mes turėtume pažiūrėti, kad tai būtų tikrai drėgmės. Ne, bet aš jį tapšnoju ir padėlioju. Tai, kas liko dar, aš jį tapšnoju į lūpytes, likutį, nes tuo pačiu tai yra anti-aging ir mano lūpoms bus super duper. Toliau važiuojam. Po paakių kremuko, mano paakių kremukas dreikina 24 valandas, todėl jeigu tu jauti poreikį paakių zonos drėgmei, būtinai ieškok tokio produkto, kad turėtų kuo daugiau drėgmės šaltinio ir atstatymų. Plius kofeinas, jisai aktyvina kraujotaką limfiniam drenaže, jisai šviesina, jisai atstatinėja ir padeda maksimaliai pagerinti paakių zonos būklę. Ir žinoma, mažina mimikos raukšlytes, nes čia yra visas bendras anti-aging kompleksas. Paskutinis žingsnis, ką tu turėtum padaryti, tai užtepti fiksavimo produktą, vadinasi drėkinimą. Jeigu tu jauti, kad tavo kremukyje neužtenka pakankamai drėgmės, kaip ir norisi daugiau, oda prašo daugiau, tai ką tu padaryk, labai paprastą variantą, tu paimk aliejuko, tu paimk savo naudojamą aliejuką ir įlašyk į savo kremuką. 1-2 lašelius pagal tavo odos būklę, ko tau reikia. Ir išmaišiusi tarp delnų tiesiog įtapšnok. Ir pasižiūrėk, kaip oda jausis. Lygiai tą patį tu gali padaryti ir vakaru, jeigu tavo naktinis kremas maitinamasis nėra toksai intensyvus ir tu jauti, kad trūksta drėgmės, ne bėda. Pasirūpink papildomą drėgmę, galbūt tai bus tavo lakštinė kaukė, kuri padės odai atsistatyti ir kuo puikiausiai padės odai jaustis. Na ir atrodo, viską greitai padariau, neilgai užtrukau, tai prausimas, tonizavimas, dreikinimas, pagrindiniai 3 žingsniai tavo odos stabilumui ir drėgmei išlaikyti. Papildomas įvedimas į odos priežiūrą, tai yra papildomas šveitimas pagal odos būklę 1 kartą arba 2 kartus pagal odos tipą. Ir odos valymas, jeigu tau galbūt reikia pavalyti poras, uždėti kaukytę ir papildoma drėgmė. Tai gali būti galbūt įvedamas aliejukas, tai gali būti lakštinė kaukytė, ko tavo odai reikia, galbūt tai bus nenuplaunama kaukė naktiniai drėkinamoji. Ir paskutinis elementas, kas yra labai svarbu, išėjusi į lauką, būtinai užsidėk makiažo pagrindą. Ar tai bus BB pudrytė, ar tai bus CC pudrytė, kas bebūtų. Apvilk savo odą paltuku, nes tu į lauką taip pat neini nuoga.
tu neini nuoga be liemenėlis, tu eini apsirengusi. Todėl oda yra gyvas organizmas, gyvas organas ir jį reikia prižiūrėti. Ir ta temperatūrų kaita, kuri kaitaliojasi iš lauko į patalpą ir panašiai, ir šildymas, visa tai balansuoja neigiamai tavo odą. Kada yra paltukas odai, jisai saugo patį odos barjerą ir pačią viršutinę odos dalį ir apsaugoja visą ataką, kuri eina į mūsų odą, tiesiog jinai yra apsaugoma. Vakare tu nuprausi, tu tonizuosi, padrėkinsi ir tavo oda tau padėkos. Todėl, jeigu vis dar neturi savo odos priežiūros, nežinai, kas tavo odai būtų geriausia, nesi atsirinkusi produktų ir nori gauti daugiau patarimų, neturi savo asmeninės grožio konsultantės, būtinai parašyk man, pakonsultuosiu tave, parinksiu tau produktus ir visą tavo grožio kelionę, kurioje tu būsi su manimi, visada turėsi konsultacijas, patarimus ir palaikymą mano VIP klientų klubo grupėje. Todėl mylėk save, atrask savo laiko, nes aš užtrukau galbūt realiai tik tai lygiai 5 minutes pasidaryti savo rutiną. Tikiu, kad tu taip pat to laiko atrasi. Iki gražios dienos.